Nu taip, tada aš ant jo varyt, taip, o dabar jisai mane kapos. 100% pasakys, kad aš... Jis ne tą turėjo mintyje, bet nieko. Nu atsiradimo, bet aš čia tiek ir žaidžiu. Jau leidžiam? Ką? Kad žaidžiu. O Jezu. Tai eikit miegoti. Tai kur muziką pablosim O ieškai. Galit ramiai pasidėti. Nu ir labas rytas visiems. Žaidėjas numeris 1, jūsų minutė. Tai kas nors gali patvirtinti ar paneigti, čia mūsų taisyklės sugalvoti, ar čia žaidžia normaliuose mafijose, normaliuose per turnyrus, taip pat 2 sekundžių. Žiūrėkit, aš pagalvojau naktį tokį dalyką ir norėsiu, kad mano mintė, kai baigsis, jūs pasakysit, ar sutinkat su manim, ar nesutinkat, ar per vidurį, ar taip, ar taip. Tai vienu žodžiu, aš galvoju, kad ant nulinio stalo prašyti savo patikrinimą yra blogas veiksmas, nes pirmas dalykas. Tai reikia savo raudonumą įrodyti per pozicijas, per argumentus ir panašiau, ne tiesiog, kad tai patikina ir po to tai ten laimingas kelitris. Antras dalykas, kad tave juodas patikrins juodu ir, nu, ta prasme, ką tada darysi to patikrinti. Paprašai savęs patikrino, jis jo, geras patikrinimas ir tikras šerifas tave patikrina raudonu ir juodas tave juodu ir ką tada miestiečiam daryti. Man atrodo, čia yra tiesiog bėgimas nuo atsakomybės, argumentų reikia ieškoti žaidybinių, pastebėti ir taip savo raudonumą įrodyti, o ne tiesiog lengviausiu keliu prašyti savęs patikrinimo ir kai savęs patikrina. Tai jau dabar galite įvertinti, ar sutinkat ar nesutinkat. Ir jūsų laikas.
Numeris 2. Sutinku iš tikrųjų ir prisiminiau, kai jūs kalbėjot tą žaidimą, kai Alenas buvo įtartiniausias žaidėjas, jis prašė savęs patikrinimo ir patikrino jį. Nors iš vienos pusės miestelis laimėjo, bet iš kitos pusės, kai Alenas prašė, aš dar tuome akimirką pagalvoju, jeigu aš būčiau juodas, aš tiesiog jį patikrinčiau juodą ir viskas. Ir jau turi persvarą. Tai va, o jūsų kalba man patiko, nežinau, ar čia naktį sugalvojot, bet greičiausiai naktį, nes buvo tas pirmas žaidimas, bet vis tiek jūs statau žaidėją numeris 1, jūs duosit poziciją, po kalba gera nepasislėpsit, bet kol kas su jumis žaidžiu. Tai va. O šiaip pagalvojau, kad naktį tiesiog galvojau, ištraukiau raudoną kortą ir toks nuėjo tas visas įtampa, pagalvojau, dabar maloniai pažaisiu, dar pagalvojau, va su jumis, gal pagaliau komandai pažaisim, ne priešiškai. Ne, bent jūs juodą ištraukit. Ką? Kas juodas, aš nesprantu, aš tiesiog... Žodžiu. Tai va, pagalvojau, kad apie 8 žaidėją, kad tikiuosi dabar žaisim komandai. Ačiū pas. Numeris 3. Statau 2, įtartinas 2, įtartinesnis aišku už pirmą, ačiū, kad pirmą pavadinot labiau raudonu, man tas tinka. Nesakau, kad pirmas tikrai raudonas, bet antras ir poziciškai juodesnis už pirmą. Ir tai, kad jūs ištraukė dabar paprastą juodą, o ne raudoną, jūs galėjote atsipalaiduoti dėl to labiau. O Bokštas jūsų klausė, kas buvo prieš tai, o jūs labai išsimušėt ir toks vaizdas, kad jums tas 5 sekundės ir ačiū pas, ta prasme, man atrodo, kad jūs apsidžiaugiat, kad baigėsi laikas. Tai už tai, aš nežinau, spalvų kol kas, aš dėliosiu pagal tai, kas vyks prie stalo ir beveik visose žaidimuose, juodi vis tiek apraudona kažkokius raudonus, dėl to mums tai ir padeda laimėti. O savo patikrinimas, situacinis dalykas labai. Kartais tikrai tai padeda, pavyzdžiui, man tai padeda. Mane dažniau duoda donas raudonų ir aš tiesiog įsiaiškinu. Jeigu mane ten duotų juodų, tada galbūt mafam būtų tikrai naudingiau, bet mane dažniau kažkodėl perka ir aš po to įsiaiškinu arba priimu teisingą sprendimą. Tai va, žaidžiu 1-3 kol kas, tiesiog kad pirmas griežtai raudonas, bet... Numeris 4. Įstatau 3, jeigu jūs norite mane įstatyti, galėsim čia daug žmonių galės atsistatyti. Ne, žiūrėkit, dėl ko jums įtarė, dėl to, kad jūs antrą įtarė. Antro realiai, kaip pirmas pasakė savo kalbą, paskui kaip antras pradėjo šnekėti, aš jo pirmą sakinį paklausiau ir man užteko to nuspręsti, kad jisai raudonas. Jisai sako apie pirmą, turinys geras, bet nelabai duoda jums spalvos, bet aš pažaisiu kol kas su jumis. 2 dalykai, jisai klausė turinį ir jisai nenori pyktis, dėl to aš pagalvoju, kad 2 yra labiau raudonas. O 3 važiuoja į durų ir aš paskui jūsų nelabai daugiau klausiau, nes aš kažkaip pradėjau galvoti apie pirmo, ar iš tikrųjų čia gerai ta mintis, ar nelabai ir taip dėl to čia taip buvau paskendus savo mintyse. Bet paskui kaip išgirdau, kad 3 labai važiuoja į antrą, dėl to pagalvojau, kad 3 yra įtartinas, žaidžiu 1-2-4 šitoj komandai kol kas. Jūs ir, man atrodo, ir pažaidėt su pirmo, ne? Tai va. Įstatau pirmą, lygtis tas ir buvo ir padaryta. Tikrai tikrinasi, pykstame čia toliau, viskas, bet aš tiesiog galvoju, kad 3 maksimaliai įtartinas. Numeris 5. Žemą, aš negalėsiu. Negaliu pasakyti iš visų argumentų, kad tipo 3 tikrai juodas dėl to, kad įvažiavo į antrą ir nepriima to, kad 3 galbūt gali klysti, nes argumentų, už ką įvažiavo antrą, man jie validus buvo dėl to, kad aš antrą įtarnė, man nepasirodė, aš aišku to žaidimo nemačiau, kaip jisai jautėsi, bet tipo pasijausi geriau, kaip jūs jaučiasi, toną išsitraukit ir jūs tipo bijot, išsitraukus juodą daug ramiau būna kartais, ne taip. Ką žinau, tipo kaip pasijausi. Aš taip sakysiu, ištraukęs juodą. Aš taip sakysiu. Tai gal ir jūs pasakysiu. Nežinau, nebūtinai antras juodas, bet man tie argumentai buvo validus. O jūs įvažiuojate 3 apraudonina pirmą, tai jums dabar gaunasi, kad pirmas yra tikrai tada raudonas, ne? Ir jums 1-2 komandai tikrai raudoni yra, pagal 3 įtarį. Dėl to, man atrodo, pritemti argumentai, dėl ko reikia įvažiuoti. Aš manau, kad 4 tartinesnė gali būti net ir 2-4, nes man jūsų nuotakai nebuvo. 1-3 kas už. Numeris 6. Labas, tas 1-3-5. Aš manau, kad čia daug raudonų žaidėjų, plius dabar Amerį jūs sakot, pasimat baudą ir sakot, aš būdamas juodas taip sakysiu, praeitam žaidime, žiūrėkit, jeigu aš juodas, ar aš imsiu vienintelį durį nušausiu? Ne? Ir jūs dažnai būdamas juodas sakot, ar aš būčiau juodas, ir jūs dažnai taip argumentuojat būdamas juodas. Aš nesakau, kad jūs dabar esate juodas, bet man ta prasme tikrai pirmo kalba buvo geresnė, aš sutikau su jo mintim, man tas dalykas patiko, nors ir Alinas dažniausiai būna tas žmogus, kuris ant savęs prašo, bet jis argumentavo, kodėl jis tai prašo, ir iš tikrųjų teisingai dažnai būna pasirenka. Tai va, manau, kad 1-3-5 yra daug raudonų, plus jūs, pamiršau, žodžiu,
Dėl ketvirtos man irgi truputėlį buvo keista, kodėl jūs taip stipriai įvažiavot būtent į 3, nu nebus komanda, nebent raudonų bus Lara, žinokit. O boksas dar man koja, net čia buvo boksas paglosti, kas su Subaru. Tai manau, kad dėl to tinka su manimi komanda. Tai va, žodžiu, 1, 3, 5, 6. Ačiū pas. Numeris 7. Šiaip biškai pakeičiau nuomonę po jūsų kalbos, galvoju 1, 2, 3 žaisiu, nes antrą kalbos dalį apie tą juodą kalbą tą kortą minėjo labiau iš pirmo tos juodos minties, o ne iš to, kad jisai naktį apie tai galvojo. Bet ta mintis panaši, kad kaip praeitam žaidime buvo tokia emocija, kad ar aš juodas taip daryčiau, ar aš juodas ten tą daryčiau, nu va tai mat ir padarot. Ir čia nėra kažkoks argumentas, kad aš to nedaryčiau juodas, kai jūs esate jau tą padaręs. Ir dėl to kol kas 1, 2, 3, 5, 6. Aš maniau iš pradžių, kad 1, 2, 3 būtų buvus gera komanda, kadangi pagal 5, 2, 4 gali būti kartu, tai nebūčiau 1, 2, 3, 4 sužaidęs. Pirmą aš taip labai raudonų neladau, nes jisai daug apie juodą kortą šnekėjo ten, kad sako, nu jei jums juodas atsiverstų, jumis juodų, daug juodų žodžių buvo, bet išėjos tai pati ta kalba nėra bloga. Bet kaip ir trečias pasakė, tas atsivėrimas, tipo savo patikrinimas yra labai situacinis dalykas, kiek kartais jo reikia, o kartais nereikia ir jisai nėra naudingas. Bet kadangi, kai visas stalas jūs apjuodina, tai kokį jūs tada poziciją sakysit, kai jūsų niekas neklausys. Ir jūsų laikas. Numeris 8. Aš esu Amberį girdėjęs už raudoną kortą, kai jis sako, ar aš juodas taip daryčiau, ar taip bla bla bla, tai jis būtų dar raudonas, aš tada įtarinėjau. 1, 2, 3, 5, 8, sužaisiu šitoje pozicijoje. Aš labai sutinku su Bokštu, kad Laura, koks tikslas yra iš karto įstatinėti trečią žaidėją, kai jisai gali klysti, o jūs lyg žinodama, lyg norėdama prieš iškart žaisti, iš karto įstatinėjat, padarot kažkokį razbėgą ar panašiai, tai labai su Bokštu sutinku. O kas 3, 4, nu čia jau nenori, aš kol kas dar nenoriu to sakyti, nes labai jau sudėtinga. O 6, 7, 6 įtariu turi savo markerių, balsų tembrų ir panašiai ant raštučių, tai kol kas įtariu pagal šitus dalykus į jį 1, 3, 5, 6 sužaidus, kur pavyzdžiui jau nori atsakyti savo 4, sakykime, ir panašiai. Raštutę aš tiesiog įtariu, galite jį patikrinti, norėčiau jį patikrinti. O 7 sužaidžia šitoj pozicijoje, todėl ir jo į komandą negaliu imti. 1, 2, 3, 5, 8, kur įtariu. Ir jūsų laikas. Numeris 9. Labas jūsų miestas. 1, 2, 4, 9 komandai žaisiu. Jūs sakote, kad 4 negalėjo statyti 3, o tai 3, 2 statinėti pagal kažko, tai tenai tai turėjo labai kažkokius tai argumentus. 5 sako, 3 argumentai buvo labai validus. Negirdėjau jokių validžių argumentų. Jokių validžių argumentų negirdėjau, per to, kad ten, aš dabar neatsimenu prie ko, bet ten prie kažko prisikimino. Tai buvo toks įvadas, kad 3 bando padaryti konfliktą, kad nežinau dabar ką daryti, nes pirmas kaip ir pakalbėjo raudonai, antras reikia kaip ir emocija jo gera ir nebežinau ką daryti, tada kabinamės prie žaidėjo numeris 2. O tas buvo labai keistas, man 3 yra labai įtartinas. Dabar išlikusių 5, 6, 7, 8, kuris iš jų įtartiniausias, nežinau, kol kas man įtartiniausias būtų 7. Su tom visom savo pamastymais, kad norėjo vienai, po to kitaip ir dar kažką tai kitą daryti. Kodėl? 7. Todėl, kad aš pasakiau, kad jis iš pradžių sakė, aš norėjau vienai, po 6 kalbos, po to padariau kitaip ir ten taip toliau, ta prasme. Tai... Ir jūsų laikas. Numeris 10. Labas rytas miestas, šito žaidėjo numeris 7. Paklausykit manęs, aš žaidžiu 1, 3, 5, 8. Aš 8 komandą, bet bendro žaidžiu, man antras nesuėjo, man atrodo, kad jūs gerų argumentų turėjote, o jūs labai validžiai pakalbėjote. Aš 9 priešingai mąstau, mūsų mintis visiškai skirtingose pozicijoje esam, bet negaliu jūsų juodinti dėl vien to, kad jūs palei savo logiką kalbat. Žmogus kalba tiesiog pagal savo logiką. Ką labiau juodinčiau, prašau, paklausykit manęs. Teisėjau, jūs neleiskit jiems gestikuliuoti tarpusavį. Aš galvoju, kad didžiausia problema 6, 7, 2 ir, nu jo, 4 dar gali būti. 4 tikrai, blem, nu davai netrukdykit man kalbėti. Ką jūs klausot, man trukdot? Ar kai jūs kalbėsite kitą kartą, aš mojuosiu ir makaluosius. Man atrodo, kad 6 jūs sutrikęs kalbėjote, o 7 vapšiai apie jūs nieko nepakalbėjo. Man atrodo, kad jūs galite būti kartu komandoj. 7 iš pradžių pasakoju, bet 7 pasakoju, kad žaidžiu 1, 2, 3, bet man 2 netinka, tada 1 nebetinka, bet žaidžiu 1, 3, 5. Toksai vapšiai nesąmonė. Ir pasimė 6 blogai. Išstatyta balsavimui 1, 2, 3, 7. Tokia tvarka. 1, 2, 3, 7. Pasiruošim balsuoti. Kas balsuoja prieš 1? Ačiū. Kas balsuoja prieš 2? Ačiū. Kas balsuoja prieš 3? Ačiū. Prieš 7? Numeris 1 ir 7. Po 30 sekundžių.
taip patiko jūsų pozicija, bet kad jūs taip nervuojatės, kad gestikuliuosite, nu tai ką, mums irgi reikia informacijos. Aš tau prieš akis tikrai nieko nedariau. Vienu žodžiu, aš mano komanda 1, 3, 5, 8 iki to susimėtimo, nu 10 pozicija jūsų gera. Šiaip aš, nežinau, jūs sakot 8, tarp 8 ir 6, 7. Vienu žodžiu, aš 5 tikrai daug raudonesnis už 9, 5 gerai pašnekėjau, šio pozicijos būčiau labai panašiai šnekėjęs, 5 raudonas, žodžiu man. Numeris 7. Iš pradžių žodžių bondo patikrinimas pagal jūsų ten 1, 2, 3, 5, jeigu aš iš pradžių 6 neįtarinėjau, pas mane gaunasi, kad po jūsų daug mafų, galvoju, kad tai iki manęs pašnekėjau tų mafų. Bet kai 90 pašnekėjo, parodžiau, kad 8 netikrint, 8 labiau raudonas, nes tarp 90, ten 90 iš vis neklauso kalbų, jam ten labiausiai pariekaut, jis labiausiai riekavo, kas ten jam gestikuliuoja, bet kalbų ten jis nieko nepasakė. Jis sakė, kad jam nepatiko kalba ir nei vieno žodžio apie kas joje nepatiko. Kažką netai pasakė, nu tai pasakykit, ką netai pasakė. Ir po 6, kai jis rodo 6, 7 patikrino, labai gynybinis. Nu, paskutinis įspėjimas, paskui kažkur tai pirmą duosiu baudos. Pakartotinis balsavimas tarp 1 ir 7, tokia tvarka. Kas balsuoja prieš 1? Ačiū. Kas balsuoja prieš 7? Ačiū. Kas už tai, kad pakelt abu žaidėjus? Užtenka. Miestas eina miegot. Pirmas įspėjimas vedėjų. Visi miega, tik tai nubunda žaidėjas numeris 8, turi 20 sekundžių geriausių nuspėjimų. 1, 3, 6. Priimta, visi nubunda. Pirmas nenorėjau trečią pilinti. Trečias tai visom rankom. Nesvarbu man, kas dabar, mano yra griežtas palikimas, Alinas irgi mėgsta griežtus ir prašau, Alinai, nesakykit, kad jisai dabar klysta ir panašiai. Aš pasakysiu vieną argumentą, kodėl trečias dabar išeis ir ne jokių kitų variantų. Tai jis griežtai su praeitą savaitę paliko. Tai aš dabar pasakysiu kodėl. Gerai? 9 žaidėjas kalba, savo kalboje kalba, 9 žaidėjas savo kalbą žmogus sako. Ir 3 žaidėjui šauna į galvą, tiksliai, man reikia 7 patikrinti. Nu per kur? Per kokį žaidimą? Tai yra neįmanoma. Tai yra neįmanoma. Jeigu jam nepatiko 7 kalba, tai jisai ir parodys per 7 kalbą, kad reikia 7 patikrinti. O čia pakalbėjo 8, čia kalba 9 ir tada 9. Aha, jo, reikia 7 tikrinti. Viskas. Tai nėra tokios versijos ir mano palikimas dabar išeina tik tais 3. Kas yra? Aš nežinau, kas yra daugiau kas. 3 yra juodas. Ne, Alinai, netikiu, Alinas man atsivernėja, netikiu. Šerifas 7 patikrintas raudonas. 7 juodas. Nu, va. Tikrai tikiu antru. 3, 7 mafija, 3 išeina. 3 ne šerifas. Paplam žaidėjai numeris 8. Numeris 2 turi 2 baudas, numeris 3 turi 1 baudą, numeris 7 turi 1 baudą. Žaidėjas numeris 2, jūsų minutė.
Man patinka, kad jūs prašot savo patikrinimo, aš jūs ir tikrinsiu, nes jūsų komandai tartiniausia. 7 patikrinimo prašė 8, 9, 10 prašė ir 3 prašė. Taip, prašė 3. Aš dar 3 klausiu ir tikrinti 7. Bet ar jūs juodas taip darytumėt? Ne, aš juodas taip nedaryčiau. Žiūrėkit, galvoju pasitikrinsiu 7 ir atsiversiu 8, nes 8 iš karto įvažiavo jūs nuo 0, bet 8 nusišovė. Ir 3 tiesiog nenorėjo atsiverti, jis irgi norėjo duoti patikrinimą, bet nenorėjo atsiverti tiesiog iš intuicijos. Ir kitas dalykas, pradėjo 8 kalbėti ir sako, labai tarinėja 3. Tai jau automatiškai negalėjome atsiverti. O 7 dar tikrinau dėl to, kad 6 man labai, jūs stipriai mane važiavot, jūs buvot man įtartinas ir 7 jūs stogavo iš esmės. Tai va taip viską ir sužaidžiu. Dabar klausimas, kas tas 3 yra, ne? Turbūt tikrinsiu 6, bet aš negaliu jūsų klausyti, aš nežinau jūsų spalvos. Jūs galite mane nuvesti kažkur ir į pievas. Ir jūsų lai, kas? Numeris 3. Statau 2. Šiaip prikolinas dalykas įvyko, aš pavyzdžiui, iš karto 7 įtarinėjau. Ir kai 9 parodė, kad įtarė 7, aš ir parodžiau, kad taip, 7 patikrinimas geras, nes jeigu 7 juodas, 9 bus raudonas. Aš 7 patikrinau, jis raudonas, kol kas aš nenoriu priešo, aš žinau, kad 2 juodas ir aš greičiausiai eisiu tikrinti 9 sekančią naktį, nes 9 pažaidžia prieš 7, o aš žinau jau, kad 7 raudonas. Ir todėl, kad 9 prašė 7 patikrinimo ir man tada, jisai neprašė patikrinimo, jis pasakė įtarė 7 ir man tas pasitvirtino, nes aš dar prieš tai, kai 7 pakalbėjau, aš iš karto Tomui parodžiau, davai išsistatyk 7, tegul pakalba 7. 3-7 nėra komandos, jeigu jūs radot 7, jūs iš karto turėjot man atsiskaityti, iš karto. Radot 7 juodą, jūs turite atskleisti man. Tai 2 juodas, aš galvoju 5 mafas ir neaišku kas dar. Labiau 2-5-9 įtariu, bet patikrinimas bus ne 5. Ir jūsų lai, kas? Numeris 4. Žinot, man taip ir tiktų tipo 3-7 juodi, bet man taip pikta, kad aš kažkodėl raudona nebuvau, net nepasakė. Aš galvoju, 5 žaidėjas, jis galvoju, net nežino, ką reiškia rasbėgas, nesvarbu. Jis nežino tą žodžią, tai va dėl to, galvoju, net nesuprato. Bet ne iš tada jau pasakyti, nes tikrai pamiršiu. Jau 9, tai galvoju, kad jūs juodas, bet pakalbėsiu biškai, kad 9 manau, kad yra raudonas, žinot dėl ko? Dėl to, kad 10 sako, jau toks, jau gera kalba, jau man tai patiko jūsų pozicija, bet pažaisiu visiškai priešingai. Jau tokia gera kalba. Jisai sakė, pradėjo, taigi taip man sako, patiko taip logiškai viskas sudėliojęs, bet sako, pažaisiu priešingai pozicijai. Jūs pradėjot nuo pozityvaus dalyko, nesvarbu, gerai. Tai va, tai įstatau, ką man čia įstatau 7. Tai va, kol kas, nes 3 įstatytas jau. Dar paskui 2 kažkas gali sustatyti. Kažkas apsispręsim. Šiaip dar įtariu 6, dėl to, kad galvoju, kad 5 raudonas, o pagal viską kartuoja. Numeris 5. Kodėl jūs netakojat 4, tarkim, kurie 0 jūs įstatyti? O 6 reikia 3 išvesto, ne 7. 7 patikrintas juodas yra 2 šerifai, 1. Labai gerai. Aš ir galvoju, kad 3 yra juodas, 3-7 komanda labai gali būti limpaži. Ir galvoju, kad komanda kažkas 1-3-7 net gali būti, nes 1 ant papilų labai turinėjau. Nors ne, 1 įstatė 7, tai gal tada nebūtinai dar. Bet jis nenorėjo 3 įstatinėti. Tai visaip gali būti, kol kas aš tai jums siūlyčiau patikrinti 1 arba net 4, kuris 4 įstatinėja 3 ant 0, paklausyk kodėl. O paskui 4 įstatinėjo 3-0, o paskui 3-4 gal netakoja, jis sako, kad 5 gali būti juodas, dėl to 3, manau, kad gali būti, bet... Nes aš paprasčiausiai galvoju, kad 6 yra labiau raudonas ir net 9-10 jų neįtarinėjo, nors 9 žaidžia priešingą poziciją ir prieš mane važiavo, bet aš galvoju, kad 9 tiesiog ant savo logikos, ką jisai galvoja savo daro, jis labiau yra raudonas tiesiog iš to. Ir jūsų lai, kas? Numeris 6. Drąsiai statau 3, aš siek tos versijos nežaisiu, koks skirtumas salė. Plius 8 aiškiai jūs paliko, aš su jumis komandai labai dėliojuosi, aš su jumis komandai nebūsiu. Plius kitas dalykas, žiūrėkit, jeigu Amberis yra donas ir 8 sako, žiūrėkit, man jau 3 atsivirnėja, aš 7 patikrintas raudonas. Tai mafija ima ir nušauna, kam jis dar šaukia, taip ta prasme, ant stalo. Man nelogiškas toks veiksmas, ta prasme būtų, kad Amberis dabar imtų ir liptų taip ant stalo. Plius jis tai pasakė, atrodo per jūs vos neperėkdamas jūs, nes jis norėjo tą tiesą iš tikrųjų įrodyti. Ir man atrodo, kad jūs meluojat būtent, plius kai 8 jūs pagavo ant griežto palikimo, o aš palikimą klausysiu, aš tikiu, ta prasme, pasirinkau parastą komandą, žinau, kad net 1-3-7 gali būti. Ir 9 geras argumentas buvo, kad 7 labai su manim sutiko, nors norėjo kitoj komandai žaisti, žinau, kad jūs ten irgi ant 0 klysta, bet
Tai va. Dėl to ir sakau, drąsiai galiu, kad ir 3 išvest. O 3 išvest rodžiu dėl to, nes ketvirta sako, komanda gali būti 3-6-7, o aš rodau jai 3 galiu išvest. O Alinas iš karto tą argumentą ima ir baudą pasiema. Tai va, aš nežaisiu tos versijos. Kas? Numeris 7. Gerai. Galvoju, kokį patikrinimą reiktų padaryti, nes čia greičiausiai mane išves, tai tada šaudysiuos. Nu, jūs šaudysitės greičiausiai. Man atrodo, kad šešto nereikia tikrintis, tai tiesiog turės kitoj versijoje būti išeito, jeigu pralaimėsim ir jisai bus raudonas, tai čia bus jau jo atsakomybė. Man atrodo, kad reikia 5 patikrinti, nes 1-3-7 komanda yra absurdas visiškas. Pirmas išsistato 7 papylę tik dėl to, kad 3 jam tą pasakė ir jūs 1-3-7 komandą paišot, kai po to 4 rankas gauna, kai mato, kad tai tartinų žaidėjų tarp 1-7 yra ir kad tikrai tų rankų bus ir 4 rankos susirenka už pakelimus, galvot, vienas išsistatys juodą, o 3 sakys, kad vat išsistatyk savo juodą. Nu, tragedija tiesiog. Galiu aš išeiti, bet sakau, patikrinkit 5, aš bent, kad po to galėtų kažkoks būti balansas. Nes aš manau, kad šaudysis vis tiek 3. Ačiū, Pas. Numeris 9. Labas, tas miestas. Štai žaidėjo numeris 7. Dabar tiesiog pažaisiu tą paprastą į balansą, po to palauksiu kitų šerifų patikrinimo. Labiau tikėčiau galbūt 2 šerifų negu 3, bet net matau, kad gali būti ir visai kitaip. Tai palauksiu dar, ką pasakys 3. Manau, kad 6 yra raudonas. Dėl 4-5, 4 kaip ir turėtų, kaip ir 5 turėtų būti raudonas, pagalvojant apie tai, kad jeigu aš galvoju, kad 2 yra labiau šerifas, 5 labiau sako net iki 3 versiją, 4 irgi tą pratakavęs 3, bet tada kas lieka 3-7 ir tarp 1-10 kažkas tai. Nu, 4 gali būti ten rasbėgus padaręs ir 5 gali būti rasbėgus padaręs, visi gali būti padarę rasbėgus. Bet 1-10, man pirmo šiaip, jūsų pati pirma kalba patiko, bet kodėl jūs nenorėjote pasimti tos dovanos ir pradėjote daryti tos konfliktus, tai aš to nesuprantu. Ir jūsų lai, kas? Numeris 10. Labas, Vydas Mėsis, iš tos 7, ką jūs ten nuėjot, papyrinti norit kažką? Ne, pakelt? Ką? Ar tu už pakelimą balsuoji klausimą? Jo, aš idėjau už pakelimą. Gerai, šitos 7, dabar turim vieną juodą patikrinimą, vieną raudoną, išeina juodas, paskui žiūrėsim. Aš dar nenoriu taip iki galo apspręsti, čia dabar pažiūrėkit. Va, pakalbėjo šerifai ir tada visi bam, jau atrodo, kad aiški logika. Netgi jeigu yra aiški logika, kas toliau tada bus, kokie bus patikrinimai ir kas vyks. Iš jūsų perspektyvos aš norėčiau, kad patikrintumėt Lemą 6 netgi žaidėją. 6, žiūrėkit, jeigu aš būčiau kartu su 3, 7 juodas, pažiūrėkit. Jis pakėlė už papylą. Suriuka, atsiprašau, mano bėda. Suklydau. Nu gerai, kas kėlė už papylą, to tada nekrūtinsim iš tos perspektyvos. Man atrodo, kad apskritai 5 iš visos reakcijos raudonas žaidėjas, 9 dabar ta kalba tokia lėta, bet jis gal tiesiog pasimetęs ir dabar nebesupranta, kas vyksta. Aš irgi nesuprantu, kas vyksta. Gerai, man labiau 2 šerifas, man atrodo, kad tikrai jam nebūtų prasmės atsiskleisti. Kas? Numeris 1. Teisybės, Pristatau numeris 10, aš balsuosiu iš šono. Man labai nepatiko 10 kalba, jūs sakot 6 jum raudonas, juodas, bet jūs praklausėt, kad 9 sako, kad 6 raudonas. Aš nesuprantu, kaip, tarkim, 6 apsisprendęs tes versijos, tai jūs jeigu 6 laikot raudonų, jūs kartu su jo versija apsisprendėt. Pasitikit jo versiją, man labai keista ir 9 ir 10. 9 dėl to, kad jūs 6 raudonat, 10 nes puola 6, bet pamiršot 9 arba neklausot. Aš asmeniškai nebalsuosiu nei šerifą, nei patikrintą. Tarkim, įsivaizduojama versija, kad 3 šerifas išmes jos 7 ir nušaus 3 ir ką mes darysim. Aš asmeniškai balsuosiu į įtartiniausią po šitų žaidėjų 10, po tokios jūsų kalbos išstatau 10 užtačiau. Ką toliau daryti, nežinau, tegul šerifai tikrina ir daro savo ten tas patikrinimus. Aš nežinau, kuri versija, aš ir tą versiją turiu. Pakalbėjo visi žaidėjai, statyta balsavimai 2, 7, 3, 10. Tokia tvarka balsavimas 2, 7, 3, 10. Kas balsuoja prieš 2? Ačiū. Kas balsuoja prieš 7? Ačiū. Kas balsuoja prieš 3? Ačiū. Ir prieš 10 vienas balsas. Numeris 7 esate išbalsuotas, turit minutę atsisveikinimą. Liūdinat mane. Jūs turit suprast, kad jeigu jūs raudonas, ne, mane išmeta, aš tarkim klystat ir aš esu raudonas, 3 nusišauna, 3 jūsų niekad netikrins, nes jūs kitoje versijoje esate tipo mafas ir jeigu jūs raudonas, tai jūs kitoje versijoje tiesiog pralaimė žaidimą visus 100 kartų ir 100.
Jeigu 3 šerifas 100 kartų 100 pralaimit versiją dėl jūsų, kaip nori, gerai. 6 greičiausiai juodas. Patikrinkit 5, man atrodo. Tiesiog 5 reiktų patikrinti. Nes jūs dabar, net ir 4 galite patikrinti, nes 4-5 dabar prabalsavo prieš jūs, kai aš esu tiesiog patikrintas juodas, kam 3 mesti. Pričiom 3 mesti reikia. Tai jeigu aš jau netikit manim arba 3, bent jau versiją kažkokią duokit uždaryti, o ne tiesiog prieš 3 ranką dėkit, kuri bet kokią atveju nieko nekeičia. Ačiū pas. Atviram žaidėjimas 7, palieka stalą. Į miestą ateina naktis, muziką paleidžiam. Rytas, labas ne visiems, žaidėjas numeris 2, esat nušautas. Minutė. Ai, mano minutė. Aš neišgirdau, rodžiau, kad Aš pirmą tikrinau raudoną dėl to, kad visas miestas prašė raudoną. Prašė 4-5, jūs po to pakeitėt savo nuomonę, bet pradžią irgi prašėt. Bet prieš tai prašėt ir 9 paprašė. Tai visi prašė pirmą. Aš turėjau jį. Jeigu visas miestas prašo, dauguma miestiečių prašė, tai neturiu kito pasirinkimo. Galvoju, kokie variantai. 10 toj nuliniai kalboj labai mėtytis pradėjo gale, dabar jis pasimetęs tarp versijų. Bet jūs ir stogavot, ta prasme, už 2 pakelimą aš tą suprantu, bet čia mes esam prie to stalo, kur mafijai daro veiksmus, kurie užsislepia. 8, 9. Ką galvoju apie 9? Nežinau, šiaip geras klausimas, turbūt po jūsų būtų įtartiniausias 9, nes vėlgi 4-5, bet čia tiesiog užsislėpęs mafijas ir čia labai sunku atrasti. Nes realiai visi žaidė su manim. Kas? Paplam žaidėjų numeris 2, palieka stalą. Rytą pradėjo žaidėjas numeris 3. Čia mafam iš vis beprasmis nusišovimas buvo dėl to, kad jo vesti visi tikėjo, jis tiesiog nusišovė dabar, kad sustiprino. Dabar suprantu, kad aš neišeinu, nes išėjo mano juodas pagal jūsų versiją. Aš manau, kad 4, 6, 2, kažkas tokio. Nežinau, neįtariu tavęs. Manau, kad raudonas. 6 apsisprendęs tikrai. Tu abejoji, tu nepastatėjai net rankos. Tu net neprabalsavai. Gerai, bet tu nestatėjai 7. Dėl to aš pagalvojau, kad tu labiau būsi raudonas. O 9 sakiau, kad tikrinsiu, nes man po 7 raudono man tikrai reikėjo 9 tikrinti, nes 9 sužaidė prieš 7. Ir aš pagalvojau, kad 2, 9 ir kažkas dar. Aš galvojau, kad paskutinis mafas, ne paskutinis, bet 2, 4, 6. Tai va. Stau 4. Išsivesim 4, išsivesim 6, neaišku, kam jis tai nusišovė. Realiai būtų jo versija, nebent pirmas juodas, bet nesąmonė, ta prasme, pirmas maskuojasi. Ką čia aš numeris 4? Štai jaučiasi irgi raudonas, nes baigia pirštus sukišti burną, kaip ir aš galvoju visokias versijas. Aš tai galvoju, jam, pažiūrėjau, jeigu jisai juodas sėdi, jam nušaut 2, kai 3-7 jauti pora 2 juodi yra ant paviršiaus ir būt įsitikinusiam tikrai, kad pirmą patikrins raudoną, reikia būt būtinai įsitikinusiam. Bet tai Amberis klausinėjo visų nuomonės, pažiūrėjau, patikrina 3 mafą, čia žiauriai rizikinga, jam būtų nušauti 2. Dėl to aš jau biškai pradedu galvoti, kad labiau 3 šerifas ir 2 tikrai nusišovė. Bet jūs 4-6 dedat į komandą, kas man nelabai patinka, nes aš pagalvojau jau ant 0, kad 5 labiau raudonas, o 6 būtent yra įtartinas. 3-4 mafai, taip, nes 8 tą pasakė, galiu priminti būtent, kad pasodinės yra zbiegas, bet jisai nežino, kad yra zbiegas. Sorry. Tai va. 9 raudonas. Ir jūsų lai?
Kas? Numeris 5. Ko jūs nesuprantat, Tomas? Jūs ką tik pavadino juodą. Jūs sakot, kad komanda yra 2-4-9. Ne, 2-4 kažkas ten, 2-4 kažkiek. Prieš tai, įskaitau uždėjo numeris 3. Prieš tai pasaulinė buvo, kad aš esu juodas. Ten 2-5-9. Ir aš dabar svarstau, kuris iš juodų gali būti jo versijų. Tipo, kurį reikia užliepti 9 ar 9, kad tipo į tą versiją. Vienas dalykas, yra žoskas palikimas 8 žaidėjo, kad reikia nuimti 3. Vienas dalykas. Kitas dalykas. 4 Anulio įstatė 3, žaidė, kad 3 yra juodas, 3 atsikėlė per savo naktį, sako, kad 5 yra juodas, o ne 4, apie 4 žodžių nieko nesako. O paskui per šitą naktį aš jau įsirašau į versiją 2, kur aš balsuoju prieš 3, jis sako, 5 turbūt labiau raudonas ir reikia 4. Iš kur atsirado 4, kai galimai juodas? Tai ar 4 ar 9 yra komandoj? Klausimas. Bet aš dabar raginu balsuoti prieš 3. Už žoską palikimą, už tai, kad antras nusišauti, man atrodo, negalėjo. Kas? Numeris 6. Labas rytas, žiūrėkit, stau 3, stau 4. Alenui tinka, kad yra komanda 2-4-6. Tai aš galiu kartu su Alenu prabalsuoti 4, nes aš manau, kad 3-4 yra komanda. Ir aš manau, kad nepakeisiu nuomonės. Jūs kur kipas sako, žiūrėkit, jau raštutis gali būti įsitikinęs, čia mane tikėtina nušaus, ten tikėtina, čia 4 gali būti, ten žodžius, ten taip oklivoja. Ir aš dėl to norėjau, kad patikrintų 2-4. Plius, kai Amberis buvo donas, jisai neprašė. Kai Amberis buvo donas, jisai neprašė ten patikrinimo iš kitų žaidėjų, dabar jisai prašė nuomonės. Jisai, kai būna šerifas, prašo kitų nuomonių ir pas savo patikrintus arba jam raudonų žaidėjus, jisai dabar tai darė. Ir ta prasme, Alenui yra logika nušauti 2, ta prasme, tai aš manau, kad pats Alenas Alinis sušaus. Tai va, aš manau, kad 3-4 net gali būti komanda, tiesiog Alenas dabar su 4 bando pamėtyti tas pėdas. Tai va, nes man 9 kalba raudonai, plus jeigu 2 nusišauna, Alenai, klausykit, va dabar žiūrėkit, su jumis su juodu pakalbėsiu. Jeigu 2 nusišauna, tai jisai gali drąsiai nueidamas duoti 1 juodų ir jam jau komandam paviršiaus. Jisai vadonas, nueina nusišovęs ir mus. Jis 1 raudonų duoda. Numeris 9. Labas rytas miestas. Pas mus dabar ne kritika, galim balsuoti kažkur tai iš šono, nebūtinai prieš 3. Aš suprantu, ką jūs norite pasakyti griežtą palikimą, suprantu tą, bet išvedę Araną mes iš vis neturėsim, ta prasme, net jokių patikrinimų, ta prasme, net raudonų, juodų, beleką. Jeigu norite vesti Araną, galite išvesti mane, ta prasme, tai po to bent jau kažką orientuosite dėl to. Šiaip man va šitas 5 bandymas labai išvesti Araną man va šiaip jau biškai užkliuvo. Ir nežinau, ką su jumis daryti. Šiaip pagal vieną versiją turėtų būti 3-7 ir kažkas tai, kas pasislėpęs, ta prasme, ten arba 4 arba 5. Pagal kitą versiją 2 ir neaišku, kas jums yra toliau juodi. Aš esu raudonas, tai 2-4-6, kaip ir sakė, bet nu. Įstatau 5. Aš dar pagalvosiu dėl 5. Galvoju, kad 10 yra raudonas. Kas? Numeris 10. Labas rytas miestas, jeigu jūs galvojate, kad aš esu raudonas, aš duodu įstogą ant 5. 5 man atrodo tikrai raudonas žaidėjas. 6 irgi atrodo raudonas žaidėjas. Man atrodo, kad 2 yra šerifas, ne tik dėl to, kad atsiskleidė, tada, kad jam nebuvo būtina, prašau, nebūtina atsiskleisti, jeigu būtų buvęs donas. Antras dalykas. Atsibudo, sako, 2 nušautas, 2 minutė, 2 sėdė, galvoja, čia ką daryti. Jisai tikrai nesitikėjo, kad jis bus nušautas, tikrai jis to nelaukė, tikrai nebuvo pasiruošęs ir tikrai nustebo, kaip sakė, ai, čia palaukit mane. Man atrodo, kad 2 buvo tikrasis šerifas, jeigu būtų nušaujęs, būtų žinojęs. Dabar, nežinau, galim įsivesti tarp 4-9 ar taip reikės kažką išsivesti. Galim įsivesti pirmiausia 3. 2 raudonas, 5-6 raudonas, tas yra 1 raudonas, 5-6 raudonas, aš raudonas, tarp 4-9 1 nežinomasis, 3 juodas. Šitau žaidėjo numeris 3. Esam miestelis iš esmės apsisprendęs. Ką mums temti naktį? Kam? 3 pasakė aiškiai savo poziciją. 3 sako, 4 juodas, 6 juodas, 6 tobal juodas, 4 galimai su jais kartu juodas. Jūs net nesuprantat, už ką aš juodą visi išvedinėkit. Davai, 4 prabalsuoju. 2 bauda, bet paskui bus 2 už tokią ilgą. Numeris 1. Aš irgi nesuprantu, kodėl jis juodina, jeigu 2 tikinės, tipo jūs 0 išstatė, 3 stipriai sužaidė ir visi išrišo, kad jūs čia 2 juodi dar tas bėga. Kas jums juodi? Jau paklausėt visų, įsivaizduokim, kad aš raudonas jums. 4 ir 6. Lemba 6 nežaistų, taip 2 nežaistų, taip 6, tipo juodas kartu su tais ir eina į paviršių vis tiek. Ir plus 2 būdamas juodu, jeigu save nusišauna, koks jam tikslas save nusišauti ir mane duoti raudoną, aš žinau, kad aš raudonas. Negaliu Alenui žaisti, jeigu jis juodas, jis labai gerai sužaidė, kiti per daug suklydo, man labai trikdo, kad jūs 10 raudonų, aš 10 tokio raudono nerandu. Nu, bet pažiūrėsim, kas naktį nors.
iš to numeris 3, per daug argumentų prieš jūs. Dar norėjau žaisti, bet čia jie viens kitą raudonina, aš 4 nerandu, 5 nerandu. Kas viens kitą raudonina? 9 sakė, kad jis raudonina, o jūs neraudonina. Nu, šaunuolis, jūs tada stipresniai pozicijai. Aš į 3, manau, kad 6 taip nežaistų ir 2, jeigu būtų savęs šovęs, tai bent jau... Ir jūsų laikas. Pakalbėjo visi žaidėjai, išstatyta balsavimai 4, 3, 5, tokia tvarka balsavimas 4, 3, 5. Kas balsuoja prieš 4? Ačiū. Kas balsuoja prieš 3? Ačiū. Numeris 3. Aš tikiuosi, jūs bent sekančiam rate tada prabalsuosit prieš 4 žaidėją, nes aš žinau, kad vienas mafas tikrai išėjo, žinau, kad vienas raudonas išėjo. Ir kas yra su 4, jeigu jūs sakot, kad 6 ne, tai tada, su 4 turi būti tarp 5-10. Aš žinau, kad jisai mafas, jūs visi raudonat 6. 9 pas mane patikrintas raudonas. Tai ką jūs klausėt, tai tarp 5-10 mafas tada gaunasi. Tai jūs visi raudonat 6, pasakė, kad jisai nebus mafas. Aš buvau įsitikinęs, kad tarp 4, 5, 6. Kad Atomas, nemanau, kad Atomas mafas. Jūs realiai galėjot bet kurį žaidėją dabar išvesti, aš būčiau padaręs patikrimą ir jūs būtumėt supratę, kad aš šerifas. Jūs sužaidėt pagal 8 palikimą, kad jisai mane paliko tikrai juodu, nes aš paprašiau 7 patikrinimą. 3-7. Paplan žaidėjai numeris 3. Paleidžiam muziką. Nubunda Donas, ieško Rytas, labas, ne visiems, žaidėjas numeris 1, esat nušautas, turit minutę. Žiūrėkit, žaiskit tiesiog antrą versiją, negalvokit, kad 3 šerifas. Iš tos pusės, kad 6 tada turėtų būti raudonas, nes jis tipo, jeigu juodas, prieš savo juodas sužaidė labai turi. Gali viską būti, bet abejoju, nežinau. Nežinau, kodėl prieš 4 rankos. Aš nežinau. Man asmeniškai šiuo metu aš būčiau norėjęs išvesti 9-10 kažką tokio, bet tipo 10 stipresnė pozicija, nes 9 jūs sakėt, kad 10 raudonas, dar jums raudonas ir dar. Tai kas juodi, kas pagal jūs juodi, ką reiktų išmesti, 5-4? 5-4, nežinau. Gerai, kad mane nušovė, aš būčiau tarp 9-10 ieškos juodo, 4-5-6 man daugiau argumentų, kodėl raudonumą randu. Pažiūrėkit, bet 3 nuoširdžiai norėjo 4 išmesti ar ne? Nuoširdžiai, pakankamai nuoširdžiai, galvoju, dėl to turėtų 4 ir raudonesnė. Ir jūsų laikas, paplam žaidėjas numeris 1, padėjome stalą. Rytą atidaro žaidėjas numeris 4. Minutė. Gerai, pagalvojom, stau 6. Žinai, dėl ko pagalvojau, kad 6 čia razbėgas, dabar sugalvojau naktį, kad va čia razbėgas gali būti. 3 sako 4-6 komanda, bet kažkaip prabalsuoja 4. Aš ant 0 pagalvoju, kad 5 raudonas, 6 kartoja viską pagal 5. Nu, tipo 5 pasako, kad ten 1-2, jis ten 1-3, man atrodo, komandai sako, jo, labai gerai, čia sužaidėt, labai gera komanda, labai čia man viskas patinka. Nu, nesužaidžiat su jo juodu. Logiška. Tai va, 3-6-7, 3-6-7 komanda ir sužaidžia. Va, viską sudėliojau. Jau 3-6 buvau sudėliojus, dabar 7 prikabinau prie tos komandos. Tai va, 3-6-7. O jūs 9-10, aš taip ir pagalvojau, kad jūs abu esat raudonėje 0, bet man tik tai nepatinka, kad jūs 4-5 bandot išvesti. Ir dėl to jūs liekat prie stalo ir miršta pirmas, kuris yra beje mano ranka. Nu, mano ranka, kuris su manim greičiausiai pastatytų ranką. O miršt jūs sėdit, kuris prabalsuosit greičiausiai prieš raudonus 2 žaidėjus. Numeris 5. Minutė. Statau 4. Prieš kokius raudonus žaidėjus? Prieš 5-4, ne? Pagal jūsų versiją sakot, jį kreipėtės prieš raudonus 2 žaidėjus, prieš 4-5 turit galvoti. Prieš kokius 2 žaidėjus jisai prabalsuoja? Tai ką jūs turėt galvoti? Prieš 4 ir 5, ne? Ok.
Kodėl 4 gali būti juoda? Visų pirma, ketvirtą jau papasakau, ar ne? Ketvirtas užžaidė prieš nulio, prieš trečią, išstatė trečią, pasakė, kad jisai yra galimai juodas, labai įtartinas, jei nori pakalbėti ant papilų. Trečias neatakuoja ketvirtos rate prie 9, atakuoja mane. Kitas dalykas, jeigu sakot, kad šeštas, ir jisai paskui bando sumažinti kažką, kad, tai kur tas juodas paskutinis? Iš pradžių 4, paskui 4, 6, paskui tarp 4, 5, 6. Tai kur tas paskutinis juodas gali būti? Ir už 7, žinom, jeigu tada, sakykim, galvojam, kad trečias yra ne šerifas, už 7 pakelimą padėjau aš, padėjau 6, padėjau 10, nepadėjau 9, 4. Kas tarp 9, 4 yra labiau juodas? Ir jūsų lai, Aiškinkit. Numeris 6. Arba aš mokai raudonas ar nesu? Nu. Ok, žiūrėkit, aš stau 4 ir aš noriu išvesti 4. Aš manau, kad jeigu mes išvestume 4-9 pailiui, kur man 9 yra raudonesnis, tokiu atveju mes tiesiog nepralošim. Jeigu čia 5, kur dėjau už abiejų pakelimą, 10 bus juodas. Tai žiūrėkit, išvesit 4, paskui 6, viskas, nekalbam, viskas, aišku, žaidimas, jau nieks visi nieko negalvos. Nu gerai. Bet aš esu paliktas raudonas, ta prasme, aš galėsiu dar ant tų gadaikės pasakyti. Gerai, žodžiu, aš ta prasme, įsivaizduokit komandą pagal Lara 3-6-7, kur Alinas pasiima baudas, kad su manim kalbėt. Lara visą laiką per mano kalbą irgi ten kažką gestikuliuoja. 7 rašo man moralą, kad pralaimėsiu 100 kartų 100, o aš 2 savo kalbas sakau, koks man antras yra šerifas. Va tokį rasbėgą padarau, būdamas, ta prasme, juodas, ne? Gal ir juodas taip daryčiau, kaip Amberis pasakytų, gal ir pamis lipdai komandą. Tai va, žodžiu, aš manau, kad tiesiog man atrodo, kad palikimas 8 buvo stiprus ant 3, mes 3 išvedėm, plus aš 3 sakiau žoskai juodas. Numeris 9. Labas tas miestas. Išstatau 9. Išbalsavom dabar mane. Darom versiją 3-9 ir dar kažkas tai. 3-7-9. Uždarom šitą versiją ir jūs po to aiškinkitės. Aš galvoju, kad šerifas buvo antras, negalvoju, kad trečias buvo šerifas. 3-7 yra juodi, aš pas juos turėčiau būti paskutinis juodas, nes mane patikrino raudoną. Tai, kaip sakant, išveda mane, po to jūs tenai aiškinkitės. Tiesiog. Nes kas iš jūsų juodas, aš dabar tiesiog nežinau. Pagal tai, kaip, jeigu aš galvoju, kad 7 buvo juodas, pagal tai, kad už pakelimą balsavo 5, 6 ir 10, nu jūs vienintelė lieka man juoda. Tiesiog pagal tai, pagal balsavimą. O 6, būdamas juodas, prabalsavo 7 pakelimą, koks tikslas, aš irgi dar taip žadėjau liktai dėti ranką, bet taip, kaip sakant, gerai, kad nepadėjau, jis būtų pakėlęs tiesiog savo juodą vieną. Nu, pagal tai galvojant. Ir jūsų lai, kas? Tas, kas turi 3 baudas, turi būti atsargus, nes dėsiu 4, jau žinot, 3 kartus įspėjau. Numeris 10. Labas rytas, išstatau 9. Būkim, draugai, 9, teisėgai, ne, rimtai, dabar aš nejuokauju, 9 neveltui tokią kalbą, man atrodo, kad 9 juodas ir aš galvoju, kad čia jau buvo tiesiog atmaskės, tokias, kad atkreipdėmės, taip juodas nedarytų, kam jiem taip, niekas apie jį stipriai nekalbėjo, jūs abudu visi sakot 4. 4, pažiūrėk, kiek jie emocionaliai bando įrodyti, jie atrodo, kad jie tikrai nusivylusi situacija, kažkaip visi mane juodina, aš prieš tai kalbėjau, kad 3 juodina 4 ir čia mane visi juodina ir man atrodo, kad tas noras yra jos nuoširdus. Davai, išmetam 9, mes nieko neprarasim. Aš pasitikiu 5, pasitikiu 6. Jeigu jau kažkurį apgavom, jeigu taip gavosi, kad kažkurį apgavom, nu tai bus laimėjęs kažkuris iš mūsų žaidimą. Dabar 9 prašė, išvesti 9. Prašau, aš irgi. Išveskim 9. 9 iš tikrųjų nelabai ką ir padarė paskutinius ratus. Jis tiesiog pranirksėjo ir neįdėjo kažkokios iš esmės. Mane jis raudonino visą laiką, juolino 5, kur man 5 visą laiką raudonas ir balsavo su 3 prie tam rate. Antra bauda žaidimų numeris 10. Taip, pakalbėjo visi, išstatyti balsavimą 6, 4, 9, tokia tvarka balsavimas. Kas balsuoja prieš 6? Ačiū. Kas balsuoja prieš 4? Ačiū. Kas balsuoja prieš 9? Ačiū. Numeris 9, turi tuomet atsisveikinimą. Ne, tai man taip yra labai gerai, nes dabar galėsite aiškintis, kas yra kas. Pagal tai, pagal balsavimą, jeigu mes galvojam, kad šerifas buvo antras, ne 3, 7 irgi buvo juodas, pagal nulinį pakelimą 5-6-10 balsavo 7 pakelimą, jie bus raudoni, lieka 4 juoda. 6 man dabar biškai jūsų kalba nepatiko, kad jūs žinote, kad eisime į Ugadaiką, iš kur tai žinote, kad eisime į Ugadaiką, nes jeigu šerifas 3 ir, pavyzdžiui, 4-9, pavyzdžiui, yra juoda, kaip jūs žinote, kad eisime į Ugadaiką, man tas buvo biškai keista pas jumis.
10, nežinau, tavas dabar visi galvokite, apsispręskite dėl šerifo, jeigu šerifas 2, tada juoda bus 4. Jeigu šerifas 3, tada nežinau, kas yra. Aš iš tikrųjų 3 balsavo prieš 4 su manim ir po to vis tada labai rizikavo, nes galėjo sukėsti daugiau laikų išvesti savo darbę. Aplom žaidėjų numeris 9 palieka stalą, į miestą ateina naktis, leidžiu muziką. Galėčiau matyti žaidėjus. Aš palieku, kad 4 išeina. Tikrai. Nu, dabar aš žiūrėk. Ar galėjo komanda būti 2-9? Ne. 3 patikrino 9, buvo raudonas. 2-9 komanda negalėjo būti. 2 yra Stobal, šerifas, nes antrai būtų jau laimėtas žaidimas MAF. Tai vadinasi, 2 šerifas, 3 donas, 7 juodas. Su jais kartu komandoj 6 tokį Razbėgą, aš nežinau, ar galėjo padaryti. 6 kėlė, jis pradėjo nuo to, kad pakėlė už abiejų pakelimą, nes buvo 7 ir 1 įstatytas. Ir iš karto apvertė visą stalą antrai, nuo to momento, kai galėjo, man buvo tokia čiūkė, kad vdruk pasitikrinkim dar 6, galėjo būti paslėpęs, bet taip labai stipriai. Dar plus, kaip ir jūs sakė, 7 išeidamas dar moralizavo jums, jis kartu su jumis juodus negalėjo būti. 3 labai stipriai važiavo 4, išveskit 4 už mane. Aplam žaidėjai numeris 10, palieka stalą. Rytą atidaro žaidėjas numeris 5. Šutau 6. Priimta 6. Galvojau, kas galėtų tada būti, ar galėtų būti 6, tarkim, juodas. Jūs padarėt dalykus gerus, kad pastatėt už pakelimą. Čia yra geras dalykas. Jūs įsirašėt į antrą versiją ganėtinai greitai. O 3 išeidamas sako, kad pas jį juoda komanda kažkas 2, 4, 6. Paskui pasako, kad reikia išvedam 4 ir balsuoja prieš 4. Ir paskui galų gale sako, kad 4, 5, 6 kažkas yra juodas. Ir aš nesuprantu tik tais, ar 4, tarp 4, 6 tipo, ką jis norėjo labiau paslėpti, ar 4, ar 6, apie kurį mažiau kalba kaip apie juodą. Bet kad jau argumentų sakiau, kad 4 pažaidžia prieš 3, paskui 3 nepažaidžia prieš 4, o kitam ratui sako, kad aš esu juodas. Ir paskui jau vėl keičiasi, vėl 4 juodas. Nežinau, pasakykit savo argumentus, kaip galvojate. Jisai balsavo vis dėlto pakelimą. Žaidėjas numeris 6. Pristau 4. Įstatysit 5 ir mes dėsę, ką posimės Lara. Jūs dar svarstat, kad 5? Pasakykit. Svarstat, kad 5 gali būti. Nu, iš dalies gerai. Žodžiu, aš nežinau, kiek daugiau ten argumentų galėjau surinkti ir tą antro versiją paaišytis. Aš galvoju, kad jeigu ir ta prasme, 5, jeigu ir gali būti, man yra truputėlį keista, nes 5, 6, 8, 10 aš dar specialiai jo klausiau, ar statėt už pakelimą. O dėl 4 aš sakiau, kad ir Kipo kažką ten sakė, kad apie 4, tai jūs pasitikrinkit 4 ir aš dėl to po to ant galo rodžiau antram, kad geriau yra 4 patikrinti negu 1. Ir 1 man taip jau buvo, ten raudonesnis. Aš tiesiog tikrai galvoju, kad Alenas suprato, kad jo versija niekas netikės ir jis dėl to davė, kad ten Ale 4-6-2. Plus Alenui aš buvau tikrai jodesnis, nes aš į antrą versiją greičiau įsipaišiau, bet jisai pradžiai sako, išveskit 4, o ne išveskit 6. Ir jis tiesiog man atrodo, kad yra žmogus, kuris netiki, kad jo versija žais, dėl to jis taip 4 duoda stipriai ant paviršiaus, nors mane turėtų 1 duoti. Tai va, aš manau, kad nekeisiu daug palikimo, balsuos prieš 4. Kas? Žaidėja numeris 4, turi 3 baudas, 30 sekundžių. Statau 5 ir dabar kažkaip pagalvojau, kai jūs pradėjote šnekėti, bet žodžiu, aš nežinau, jeigu 5 juodas tegu laimi, bet aš šiaip pagalvojau, kodėl mirė 10, nes 5 realiai turėjo mirti, jisai buvo visur raudonas, visi jį žiūrėjo ir visi su juo tarėsi. Tai jisai dabar galėtų būti tas ir aš atsimenu vieną žaidimą, jisai taip irgi pratakavo su juodus ir jisai padarė Razbėgaris. Aš nežinau, kaip įmanoma savo juodus pratako daugiau, aš įstatau 3, paskui prieš 3 prabalsuoju, paskui kad 3 tikrai tartinas anulė argumentus surenku visus, įstatau 7, parodau 7 patikrinimą ir vis tiek aš juo. Laikas.
Pakartotinis balsavimas, tiksliau balsavimas tarp 6, 4, 5. Tokia tvarka. 6, 4, 5. Kas balsuoja prieš 6? Ačiū. Kas balsuoja prieš 4? Ačiū. Numeris 4. Nereiktas vaidybos, jisai juodas. Viskas, ačiū pas. Tos žaidimas, miestelio pergalė. Mafija buvo 2, 3, 7. Bet jau tokia Tai yra 3, vaidyba 4, prieš 7.